Sveiki mano draugai, broliai ir sesės. Šiandien šeštadienis, Dievo palaiminta diena, todėl noriu visus pasveikinti su ja. Būkite palaiminti Dievo artume visą šią dieną, kad ramybė ir Dievo šiluma gaubtų mus visus. Kas nežino, tai pagal Dievo laiką šeštadienis yra 7. diena savaitės, kurią Dievas palaimino žemės kūrime ir tą dieną padarė šventą ir Dievo ir žmogaus šventę padarė, kad žmogus tą dieną atsisuktų į Dievą ir pabūtų jo artume ir garbintų jo vardą ir atiduotų šlovę Dievui už tą, ką jisai sukūrė. Bet istorijos tėkmėje tas buvo pakeista ir dabar viskas sujaukta, bet pagal Dievo laiką šiandien yra Dievo palaiminta diena, tad visus su jie sveikinu. O aš tuo tarpu noriu taip pat atiduoti Dievui šlovę ir paliudyti savo šiuo liudijimu, kad Dievas tikrai yra ir jisai yra mūsų gyvenimuose, kiekvieno gyvenimuose. Ir aš tai savo gyvenimo istoriją noriu paliudyti tai, kad Dievas yra. Bet prieš tai aš dar noriu pasakyti, kad savo liudijimo aš nieko nenoriu kritikuoti, nėra jokio tikslo kažką įžeisti arba kažkaip kitaip paveikti. Tai yra mano gyvenimo istorija, tai yra mano liudijimas ir, reiškia, taip įvyko mano gyvenime. Ir savo šį liudijimą aš norėsiu pradėti žodžiais iš Dievo žodžio, iš Biblijos, laiške Efeziečiams. Nes, reiškia, per Dievo žodį mes galime kiekvienas atrasti savo gyvenimą toje knygoje, savo gyvenimo vagą, savo gyvenimo kelią. Ir būtent laiške Efeziečiams 2 skyriuje rašoma, kad Dievas dalyvauja kiekvieno iš mūsų gyvenime ir stengiasi mums išgelbėti iš to puolusio pasaulio ir atvesti į gyvenimo kelią. Tai vat, atiduodant Dievo šlovę, aš noriu pradėti savo liudijimą Dievo žodžiu. Laiškas Efeziečiams 2 skyrius. Ten bus eilutės, bet aš jas biškį sutrumpinsiu. Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenate, laikydamiesi šio pasaulio papročių, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai veikiančiai neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvename, sekdami savo kūno geismais, vykdydami kūno ir minčių troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. Bet Dievas apstus gailestingumo iš didžios meilės, kuria mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi, juk jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Šie paskutiniai žodžiai yra labai svarbus. Aš juos dar kartą pakartosiu. Jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana ir ne darbais, kad kas nors jis nesigirtų. Kaip kažkas sako, kad darbais galima save atvesti į tikėjimą, tai ne. Tik tai per Dievo malonę, per Dievo vedimą. Tai vat, reiškia, kaip ir sakiau pradžioje, Dievas dalyvauja kiekvieno iš mūsų gyvenime, nuo pat gimimo iki pat pabaigos. Kiekvieną akimirką jisai stengiasi mus gelbėti iš to pražūdingo kelio, kuriuo mes einame. Tas pats įvyko ir mano gyvenime. Aš turiu labai 3 ryškius Dievo prisilietimus prie manęs, apie kuriuos noriu papasakoti ir paliudyti, kad Dievas tikrai yra. Reiškia, pirmas Dievo prisilietimas buvo prie mano kelyje gyvenimo, kada man buvo 27 metai. Tada aš išgirdau perspėjantį žodį iš Dievo: jeigu šitame mieste liksi, pražūsi. Kad suprastumėte, apie ką tai kalba eina, kad aš gyvenau paauglio gyvenimą, labai nuodėmingą. Reiškia, visas Luko 15 skyrius aprašo apie mano visą gyvenimo kelią, nuo paklydusios avelės, prarastos vertės ir paskui sūnaus palaidūno. Tai visas tas yra skyrius apie mane. Reiškia, gyvenau
paauglio triukšmingą gyvenimą, alkoholis, kompanijos, išgertuvės, tuščias žodžiavimas, reiškia, pikta kalba, pajuokos kalba, reiškia, buvo mano gyvenime visa nuodėmių puokštė. Tikrai buvau didelė kančia savo tėvams, tai pažeisdamas 5 Dievo įsakymą. Tikrai buvo momentas, kada aš jų nevertinau, buvau skausmas kaimynams ir aplinkiniams žmonėms. Ir per tą paauglystės laikotarpį, reiškia, gyvenau tokį tuštybės gyvenimą ir jame nieko švento nebuvo. Ir atėjo toksai momentas, kada Dievas manyje pagimdė tokį vidinį balsą, ne vidinį balsą, tai buvo Dievo balsas, reiškia, Jonai, jeigu liksi šitame mieste, pražūsi. Aišku, aš tuo momentu nesupratau, kad tai yra Dievo balsas, mes dažniausiai tai pavadiname vidiniu balsu, kažkas mums įskiepijo tai, kad tai yra vidinis balsas. Tai ne vidinis balsas, tai yra Dievo balsas. Bet aš tada skaičiau, kad tai yra vidinis balsas, kuris man kažką tai sako. Ir į tuos žodžius aš labai įsiklausiau, nes pats mačiau, kad einu pražūties keliu, kad tas gyvenimas mano niekur neveda, nes jau ir tai buvo jisai sugriautas, mokslai apleisti buvo, jau aš jų nebeturėjau. Reiškia, bet dirbau darbus, uždirbinėjau pinigus, bet viskas išeidavo pramogoms, baliams, festivaliams ir svetimavimams ir visiems kitiems dalykams. Ir ta tuštybė, jinai mane slėgė ir aš tikrai mačiau, kad tas kelias yra pražudingas. Bet jau tas tikrasis toksai stabdis jau buvo tada, kada aš išgirdau tą balsą. Ir tada labai susimašiau, reiškia, kad reikia būtinai keisti kažką tai, nes taip tikrai bus labai blogai. Ir tada man pagyvenime pasitaikė proga, dirbau kompanijoje, kuri labai plėtė savo verslą ir plėtė į kitą miestą, į pajūrį. Ir aš pasitaikė tą progą, Dievas suklostė taip situaciją, kad man pavyko išvykti iš to miesto ir apsigyventi pajūrėje. Tada gyvenau Vilniuje, paskui, reiškia, Vilniuje ir visą paauglystę ir išvykau iš jo ir atvykau į pajūrį, kad bandyti keisti savo gyvenimą, savo gyvenimo kelią, kuris vedė tikrai mane į pražūtį. Bet bėda yra tame, kad susiformavę įpročiai, reiškia, jau jie davė savo sėklas ir, reiškia, mano mąstysena, mano gyvenimo būdas, manyje gimė labai stiprusis aš nevertinau kito žmogaus, absoliučiai mano nuomonė buvo mano nuomonė ir jos visi turi valdyti, tai buvo aišku ir mano bėda, niekas nenorėjo taip artimai su manim ir draugauti. Gal ir dabar jinai dar yra ta blogio dėmė, ta yra manyje, bet aš stengiuosi su ją kovoti. Reiškia, ir tas gyvenimo būdas, jisai nepasikeitė, pasikeitė vieta, bet nepasikeitė gyvenimo būdas, įpročiai ir mąstysena mano. Reiškia, aš buvau sukūręs šeimą ir per tuos visus įpročius, alkoholis taip pat nebuvo išnykęs tame mieste, kurį aš jau atsikėliau pajūryje. Reiškia, jis mane privedė prie skyrybų, o kas toliau privedė mane, reiškia, prie dar didesnės moralinės, psichologinės ir netgi finansinės duobės. Reiškia, kada netekau šeimos, toliau ieškojau ramybės alkoholyje, lošimuose ir visose kitose šėtoniškose dalykuose. Ir tie visi lošimai privedė mane prie gilios finansinės duobės, tada dar labiau įkritau į tokią duobę, iš kurios ne kiekvienas gali papulti. Man tada buvo 33 metai. Ir kada aš pasižiūriu savo gyvenimą, Dievas atvėrė man akis, kad aš pasižiūrėčiau į savo nugyventą gyvenimą ir aš ten pamačiau juodą lapą popieriui. Juoda spalva, ten nebuvo jokių šviesų. Vienas baltas taškiukas, tai mano sūnus. O visa kita buvo beprasmybė. Aš labai išsigandau. Man buvo labai sunku širdyje jausti, kad aš nugyvenau tiek daug metų ir aš tokioj tuštybėje gyvenau.
prašiausi ir tada man buvo, tai gimė naujas dar toks jausmas, balsas, kad Jonai, ieškokis Dievo. Tai yra vienintelis tavo išgelbėjimas. Ir tada, kai pirmą kartą aš atvėriau bažnyčios duris, prieš tai aš per savo norą niekada neidavau į tą bažnyčią, aš iš vis skaitydavau, kad bažnyčia tai yra, nereikia ten eiti, aš prieštaravau visai tai tvarkai ir viskam, kas man nurodinėja, ką aš turiu daryti, aš viskam buvau prieštarautojas. Reiškės, ir iš savo, aišku, nežinojimo atėjau į katalikų bažnyčią ieškoti Dievo. Jau supratę savo nuodėmingumą, savo 33 metų beprasmį gyvenimą, aš atėjau į bažnyčią ieškotis Dievo. Įpročiai liko, bet jau mąstysena keitėsi ir, reiškia, būdamas toje duobėje, tos mintys susidėliojo, atsirado naujos vertybės ir Dievas mane įkvėpęs ir artimus žmonės ir suvedė su kai kuriais žmonėms gyvenime, su kuriais reikia susitikti tuo metu. Jų visų žmonių dėka aš iš tos duobės laiptelis po laiptelį išlipau ir atsistojau vėl ant kojų ir tiek finansiškai, tiek psichologiškai, tiek morališkai. Reiškia, pradėjau eiti naujų kelių gyvenimo, pakeitęs truputį gyvenimo būdą. Reiškia, tapau šalies patriotas. Taip galvojau, kad tai yra teisinga, toks žmogus ir turi būti, šalies patriotas, eiti į bažnyčią sekmadieniais, uždegti žvakutę, pasimelsti. Ir tai va toks yra doras žmogus, yra mylėti savo valstybę, kurioje tu gyveni. Reiškia, jau tuo keliu. Bet vis tiek tie įpročiai, kurie buvo įgyti per tuos 20-33 metus, tas alkoholis, cigaretės, atsipalaidavimo būdas, jisai neišnyko. Neišnyko todėl, kad aš netverčiau Dievo žodžio, man niekas nepatarė atsiversti Dievo žodį, Bibliją, ir pradėti ją skaityti, nes visas mūsų išgelbėjimas yra šioje knygoje. Tik tai šioje knygoje, niekas jūsų neišgelbės. Nei politikas, nei kunigas, nei pastorius, niekas jūsų netves pas Dievą, išskyrus šitą knygą, tik Dievas gali atvesti pas save. Ir tu turi parodyti norą šauktis Dievo, kad Dieve, padėk man, aš noriu ateiti pas tave ir Dievas atvers visus tos kelius. Bet aš to tada nesupratau. Aš gyvenau, kaip man atrodė, dorą gyvenimą. Reiškia, sportas, darbas, sekmadienį bažnyčia, toliau kartais balius, kas irgi būdavo išgertuvės, bet aišku, jau netokios, kokios anksčiau būdavo, bet vis tiek alkoholis, cigaretės ir ta mąstysena, kad taip reikia atsipalaiduoti, buvo mano gyvenime. Ir toje tėkmėje, bet man dabar yra 49 metai ir aš šitą liudijimą sakau, būdamas 49 metų, nes jeigu aš tada būčiau atvertęs Dievo žodį, mano liudijimas būtų buvęs pasakytas 35 metų. Bet aš tada Dievo žodžio netverčiau ir praradau dar 15 metų. Nes toje bažnyčioje jūs Dievo surasti neįmanoma. Ten viskas prieštarauja tai, ką Dievas sako. Bet čia aš biškį toliau papasakosiu. Reiškia, klostėsi visas mano gyvenimas, įėjome tą laikotarpį, kada pradėjo plevėsuoti tik įvairias spalvės vėliavos mūsų, kada šeimos samprata pradėjo būti niekinama, kada pilni laikraščiai atsirado skelbimų, kaip skiriasi politikai, kaip skiriasi žvaigždės ir taip toliau, skyrybos tapo kaip ir norma. Aš mačiau visą tą blogį, atsirado prieštaravimai pačiai šeimai ir prasidėjo ir teroras, vaikų atiminėjimai. Taip pat atėjo covidas, suvaržymai, uždarimai, priverstinis vakcinavimas. Reiškia, aš stovėjau iš Lietuvos šeimų sąjūdžio gretose kartu su plakatais, kovojau prieš tą visą neteisybę. Mačiau, kaip yra aikštėse suimami nekalti žmonės, kurie tiesiog išreiškia savo nuomonę. Ir aš mačiau, kad kažkas labai tikrai negerai su mūsų valstybė ir aplamai iš viskas yra ne taip, kaip turėtų būti. Ir buvo man labai keista, aš sėdėdavau kiekvieną kartą sekmadienį bažnyčioje ir
savęs klausdavau ir Dievo klausdavau, kodėl Dieve taip yra, kodėl žmonės nekovoja, kodėl visi matydami, kad griaunama visas tavo vertybių pamatas, jis yra, niekas nekovoja, kodėl taip Dieve yra. Į mitingus vis mažiau žmonių ateidavo ir aplamai matydavo tą tokį žmonių abejingumą, kodėl taip yra. Ir visada dar maldoj, pasakysiu, kaip sakydavau Dieve, sakau, aš esu mažytė šakelė tavo didžiame gražiame medyje, prašau tavęs, kad mano šakelė žydėtų nuostabiai žiedais, kad tik tai nenumirtų, kad jinai būtų tavo medyje ir žydėtų. Tai būdavo mano kiekvieno sekmadienio prašymas pas Dievą. Ir Dievas mane atvedė iki tos akimirkos, iki tų klausimų, kuriuos aš uždavinėjau, kodėl visa tai vyksta. Aš ieškojau tiesos. Kodėl žmonės abejingi tam, kas vyksta, tam blogiui, kuris yra pasaulyje mūsų šitam. Sėdėjau bažnyčiai ir būdamas 47 metai man buvo. Aš išgirdau tokį balsą savyje: Jonai, ar nori sužinoti tiesą? Ir aš pasakiau: taip, Dieve, aš labai noriu sužinoti tiesą. Ir Dievas mane įkvėpė manyje norą perskaityti Dievo žodį. Aš atvėriau Bibliją ir savo pasakiau, daviau savo žodį, kad aš perskaitysiu nuo pirmo žodžio iki paskutinio žodžio parašyto šioje knygoje. Nesvarbu, kaip aš suprasiu. Labai sunkiai skaitosi knyga pirmą kartą, nes šėtonas viską darys, kad jūs neperskaitytumėt šitos knygos, kad tau būtų nuobodu skaityti, tau migdys tave, kada tu ją skaitai, nes tu nesuprasi, kas vyksta. Bet aš puslapį po puslapio, žodį po žodžio jau skaičiau tą knygą. Perskaičiau pradžios knygą, perskaičiau išėjimo knygą, kaip Mozė nuo kalno atnešė žmonėms Dievo įstatymą ir Dievo įsakymus, užrašytus akmeninėse plokštėse. Juos visus perskaičiau ir likau labai didelėme nesupratime, ypač skaitydamas antrą Dievo įsakymą, kuris sako: nesigaminkite jokio drožinio, jokio paveikslo, jokios statulos, jų negarbinkite ir jiems nesilenkite. Ir aš atėjęs į katalikų bažnyčią kiekvieną sekmadienį užduodavau savo klausimą, kodėl aš ateinu, o čia pilna statulų, pilna paveikslų, pilna visokių drožinių ir viso kito, viso to, kas prieštarauja Dievui, Dievo žodžiui. Ir man po biškį pradėjo atsivertinėti akis. Aš toje bažnyčioje pradėjau matyti netgi atributus, kurie yra ne Dievo. Tai yra visamatančia Liuciferio akį ir Baalo simbolius ir saulės garbinimo simbolius. Ir man vis jau tokia sumaištis galvoje darėsi, kas yra negerai. Man jau pradeda atsiverti akis. Ir kada skaičiau tą knygą, tokie prasidėjo labai įdomus stebuklai. Tu skaitai ir tau tiesiog suplaukia visa informacija, kuri tau reikalinga, kad tu tą knygą suprastum. Mes buvome su šeimų sąjūdžiu nuvažiavę į Naisius per žolinės, kada buvo Karbauskis organizavo tą garsų koncertą, kur susirinko labai daug žmonių. Žmonių, kurie nepritarė tai sistemai, kurie prieštarauja tai sistemai, kuri yra prievartos pagrindų ir melo ir prievartos pagrindų sukurta. Prie manęs priėjo moteris, senyva moteris, ir padavė man knygą. Na, yra Didžioji kova, vadinasi, Elenos White parašyta. Šitoje knygoje yra parašyta visa krikščionybės istorija nuo Kristaus atėjimo. Nuo kryžiavimo ir kaip jinai toliau tęsiasi pasaulyje. Aš buvau tais laikais labai skeptiškas žmonėms, kurie nešioja ir dalina knygas. Todėl jai pažadėjau, kad aš perskaitysiu šitą knygą, nes jūs senyva moteris man ją padovanojot, bet aš ją palikau automobilyje ir aš jos iki namų neatsivežiau. Grįždamas iš šventės aš ją palikau draugo automobilyje ir jinai ten liko. Bet paskui ta knyga pas mane sugrįžo. Ir tai rodo, kad Dievo daiktai skirti adresatui niekada niekur nepasiklysta, jie visada pasiekia savo adresatą. Aš tą knygą aišku perskaičiau, atsivėrė dar labiau akis.
Bet noriu taip pat apie tos žmonės pasakyti, kurie nešioja knygas. Priimkite juos, jie neša šviesą į jūsų namus. Jie nori jums atnešti knygą, kuri atveria žmonėms akis. Jie nesektat kažkokią. Jie tiesiog nešioja ir nori atnešti Dievo šviesą į kiekvieno namus, kuris atidaro duris. Nes yra taip, kada pradedi skaityti Dievo žodį ir pamatai tiesą, tu nori ją dalintis. Tiesiog nori pasidalinti su kitiems žmonėms, norisi išvesti kitą žmogų iš tos tamsybės, kurioje jisai gyvena. Tie žmonės tai daro. Taip kad būkit nuolankus, priimkite tos žmonės į savo namus, paimkite tą knygą ir pavartykite ir paskaitykite. O dar paprašykite ir adresų, kur galima būtų ateiti ir pasimelsti kartu su jumis. Nes tai galbūt yra vienintelis jūsų išgelbėjimas iš to, kas ateina. Tai man pradėjo verstis visi Biblijos puslapiai, atsirasti reikiami žmonės, kurie man paaiškina, kurie man padeda. Aš jų net nepažinojau iš tikrųjų. Taip tiesiog. Vienas atvejis buvo toksai, kad man parašė į Messengerį žmogus Romualdas iš Anykščių. Jis jau matė, kad aš dalinuosi Dievo žodžiu savo Facebooko paskyroj. Ir jisai matydavo mane šeimos mitinguose ir jisai pats dalyvaudavo šeimų mitingė, šeimų maršo. Ir jisai stovėdavo su tokiu plakatu. Tik Dievas išgelbės Lietuvą. Reiškia, ir dabar aš galiu pripažinti, kad jo plakatas buvo pats teisingiausias visame mitinge. Nes tik Dievas gali išgelbėti kiekvieną žmogų ir tik Dievas gali išgelbėti tautą, visuomenę. Tik Dievas. Ne politikas, ne visuomeninė organizacija. Tik Dievas. Jeigu mes visi tikėtume Dievą ir priimtume jį į širdį ir būtume maldoje, laikytumėsi jo visų duotų įsakymų, švęstume jo palaimintą dieną, tada visuomenė išsirinktų į politiką tokį žmogų, kurį paskirtų pats Dievas. Ir ta visuomenė neturėtų to, ką dabar jinai turi. Tauta būtų laiminga, klestinti. Ir pas ją gimstamumas nemažėtų, o tikrai didėtų. Būtų laimė ir džiaugsmas, dėja, bet taip nėra. Tai tik tai Dievas gali mus išgelbėti. Žinokit visą tai. Atverkit savo širdis kūrėjui. Ir jis man parašė į Facebooką, sako, Jonai, sako, matau, kad tu daliniesi Dievo žodžiu. Sako, vaikštai bažnyčią kokią nors. Sakau, taip, aš sakau, vaikštų į katalikų bažnyčią, dar su tokia pagarba, sakau, kiekvieną sekmadienį aš kaip laikrodis visada ateinu į bažnyčią uždegti žvakutę ir pasimelsti su Dievu. Bet jis sako, kad nereikia sekmadienį vaikščioti į bažnyčią. Sakau, kaip tai nereikia, taigi sekmadienį šventą dieną yra. Jisai sako, ne sekmadienį šventą dieną, šeštadienis šventą dieną. Aš jam sakau, kokia, sakau, tu čia man nesąmonė, šneki, sakau. Taigi yra lietuvių kalba, tokia graži, nuostabi kalba. Joje aiškiai yra išdėstytos savaitės dienas. Pirmadienis, pirma diena, antradienis, antra diena, trečiadienis, trečia diena, ketvirtadienis, ketvirta, penkta, šešta. Nu, dabar sakau, tu sakai šeštadienis, septinta savaitės diena. Ne, sako, Jonai, šeštadienis yra septinta diena ir tikroji Dievo palaiminta diena. Romaldai, sakau, tu mane, sakau, niekaip neįtikini, bet sakau, aš kaip nors pabandysiu pats įsiaiškinti. Ir sakau, aš tau būtinai parašysiu, ar aš sutikau, noriu, aš įsiaiškinau. Nes aš gerbiau tą žmogų už tai, kad jisai atėjęs į šeimų sąjūdį stovėjo su plakatu, kuriame buvo užrašyta tik Dievas išgelbės Lietuvą. Ir aš įsijungiau taip namuose kompiuterį, įėjau į YouTube. Ir man YouTube atsiverčia iš karto amerikiečių 7 dienos adventistų aiškinimas išverstas į rusų kalbą, kaip tik apie 7 dieną. Įsivaizduojat, aš jos neieškojau, tiesiog atsiverčiu kompiuterį ir aš įjungiu YouTube ir man tai, ko aš turėčiau ieškoti. Aš perklausau laidą, o ten laida buvo su įrodymais. Reiškia, pateikimi iš karto, kur tu pats gali tą informaciją surasti ir sužinoti. Ir jie pakėlė katalikų katekizmą ir parodė, kad yra, netgi pas juos ten katekizme yra tokie klausimynas, kaip kunigas turėtų atsakinėti, jeigu jiems užduoda katalikams klausimą, kodėl tas yra padaryta, katalikai atsako pagal tą katekizmą į tos klausimus, kaip ten, kodėl jie tai padarė.
Ir yra klausimas, kodėl kad Romos katalikai švenčia sekmadienį, o ne šabo dieną, arba pakeitė šabo dieną į sekmadienį. Tai jau vien tas pats žodis yra, kad pakeitė, arba ten švenčia kitą dieną, jau pasako, kad jie yra švenčiama ne palaiminta Dievo diena šabas, o švenčiamas sekmadienis. Jie tai grindžia tai Kristaus prisikėlimu, bet Biblijoje niekur nėra parašyta, kad Dievas nurodė, kad jūs švęskite mano sūnaus Kristaus Jėzaus prisikėlimą. Biblijoje yra 4 Dievo įsakyme aiškiai parašyta: atmink ir švęsk mano palaimintą dieną. Dievas taip visum pasakė: atmink ir švęsk, ypač atmink, nepamiršk. Ir vat aš ateinu į katalikų bažnyčią ir matau statulas, visokias drožinius paveikslus. Ne tą dieną švenčiama. Aš iš karto supratau, kad čia nėra klaidingas mokymas, klaidingas tikėjimas, kuris nesivadovauja Dievo žodžiu. Aš tą bažnyčią palikau. Daugiau aš ten mano koja nebeįžengė. Ir va tai, skaitant Bibliją, pas mane pradėjo tikėti tą informaciją, sužinojau apie Dievo įsakymus, aš sužinojau apie tikrąją Dievo palaimintą dieną. Man atsivertė labai gera laida profesoriaus Martino Smito ir Walterio Faito, kur jie dėsto Biblijos tiesas ir Biblijos tiesas sutapatina su esamais įvykiais pasaulyje, kaip viskas pagal Bibliją vyksta. Mane sužavėjo tos laidos, esu labai dėkingas sesiai Laimiai, kuri yra mano bendruomenės narė dabar, kur aš esu. Reiškia, ir jinai išvertė tą visą iš anglų kalbos į lietuvių laidą, tai aš labai dėkingas tau, Laime. Tavo šventas darbas. Dievo darbas, kuris irgi labai prisidėjo prie to, kad aš buvau atvestas pas Dievą. Atėjau pas Dievą. Biškį susigrūdinau. Tai vat. Ir klausant tas laidas Walterio Faito ir Martino Smito, jie savo laidose ypač labai akcentavo, kad tikintis žmogus negali būti vienas, jis turi susirasti bendruomenę. Bendruomenę žmonių, kurie irgi taip pat švenčia tą dieną. Ir aš Dievo prašiau, kad Dieve, sakau, aš esu dabar vienas su draugė, mes esam, reiškias, neturim kur nueiti ir švęsti šabo dienos, aš noriu, kad surastum bendruomenę, kuri švenčia tavo palaimintą dieną ir vadovaujasi Biblijos tiesa, ir aš prašiau, kad rasti tą bendruomenę, nes aš apie tas bendruomenės nieko nežinojau, aš galvoju, žinojau tik tai apie tą Hari Krishną, kur yra, ir aš skaičiau, kad tai žmonės, ne mano kelias tai yra. Reiškia, ir 2 savaičių bėgyje Dievas mane atvedė į 7 dienos adventistų bažnyčią Klaipėdoje. Jeigu kas norit ją surasti, tai Vytauto 38, visada vyksta pamaldos nuo 10 ryto, yra švenčiama šabo diena, palaimintas šeštadienis, 7 Dievo diena. Ir aš atvėręs ten duris, mane labai sužavėjo jų pamaldos, kad yra tyrinėjimas Dievo žodis ir šlovinama giesmėmis ir gražiais liudijimais ir labai išsamiais pamokslais. Ir tada man atsivėrė, reiškia, akis, ten yra Biblijos mokymas. Ir tą dieną, kada aš atėjau į tą bažnyčią, priėjo mane moteris ir vėl padavė man šitą knygą, kurią aš gavau Naisiuose. Ir šita knyga grįžo pas mane. Rekomenduoju ją visiems susirasti ir perskaityti. Tai tikra krikščionybės istorija, kuri pasako, kad Dievo žodis nesu kalavijoje, o su knyga rankose žmonės ėjo ir juos degino, kankino, giljotinavo, kirto jiems galvas, trėmė jų šeimas ir taip toliau. Tie žmonės, kurie nešė Dievo žodį. Tai va, tokia yra mano trumpa istorija, kad kaip aš atradau Dievą ir kaip Dievas mane vedė per mano gyvenimą. Skaitant Dievo žodį ir gaunant visą tą informaciją, pas mane pradėjo keistis įpročiai, mąstysena, bet apie tai kitoje dalyje, antroje dalyje, kad aš neįkyrėčiau,
nes ir taip jau pusę valandos kalbu. Tai kitą palaimintą Dievo dieną, šeštadienį, aš įdėsiu antrą dalį ir joje papasakosiu, kas pasikeitė mano gyvenime ir kaip Dievas pakeitė mane, mano įpročius, mano blogybės ir kas pasikeitė mano gyvenime. Sužinosite kitoje dalyje. O dabar norėčiau šią dalį baigti irgi Dievo žodžiu. Tai yra Dievo žinutė palikta mums visiems. Ir Jeremijo 33 skyriuje jas gali susirasti. Tai Dievas pasakė mums taip: šaukis manęs ir aš atsiliepsiu. Pasakysiu tau nuostabių dalykų, paslapčių, kurių tu nežinojai. Amen. Tai geros palaimintos sabatos visiems. Susitiksime kitą šeštadienį. Ir išgirsite antrą dalį, kas pasikeitė mano gyvenime. Iki susitikimo, mėly draugai, broliai, sesės ir mano giminaičiai. Iki.